Labai daug žodžių apibūdinti mūsų artimiausiai pranešėjai Adrijai Čepaitei Palšauskienei. Tai ir aktorė, ir docentė, ir retorikos specialistė, ir ekspertė, ir dar nežinia, kokių profesijų atstovė. Tai manau, kad turi ką papasakoti, o mes tikrai turime ko paklausyti. Tai užleidžiu Jums. Ačiū labai. Taip noriu sakyti, sveiki mėlieji. Visgi turime keletą vyrų. Tai sveiki lyderiai, sveikos lyderės. Aš čia vis stebėjausi, kaip čia gali būti viename mieste tiek daug moterų lyderių. Sakau, čia turbūt rajonas. Sakė, taip rajonas, bet šiaip tai dauguma iš Telšių. Tai labai smagu matyti tiek jaunų veidų. Aš Telšiuose buvau paskutinį kartą, kai studijavau akademijoje. Ir tiesą sakant, net pažinau miestą. Aš visiškai net pažinau, aš įvažiavau ir čia tas miestas. Man tada paliko vieną vienintelę tokią atmintinę turiu iš technikumo. Kai ten buvo labai gražūs darbai studentų, bet neleido nupirkti. Tai labai liūdėjau, nes turėjom idėją nusipirkti ko nors. O dabar aš atradau kitą miestą, iš viso ir Varnius pravažiavau su didžiuliu džiaugsmu. Mano močiutė pati yra kilusi iš Rietavo ir visada sakydavo, mes tai žemaičiai. Aš sakau, močiutė, žinai, jau čia, to žemaičių kraujo manyje ten tiek ir telikė. Jis sakė, visas kitas kraujas nesiskaito. Tai sakė, žemaičiai tiek užsispyrė, kad nustums visus kitus. Tai štai galiu pasigirti, kad manyje šiek tiek žemaitiško kraujo yra. Nežinau, ar tai skamba užsispyrėliškai, bet gal vienintelis dalykas, kurį turbūt paveldėjau iš to žemaitiškų šaknų, yra tai, kad aš neleidžiu savo sustoti. Ir turbūt labai gražiai čia Rolandas jis kartojo šūkius, kad žmogus turi šūkį. Tai mano atveju aš turiu savo požiūrį, savo šūkį ir ta šūkis yra viskas, absoliučiai viskas yra įmanoma. Nėra tokio dalyko, kuris nėra įmanomas. Ir mano aplinkoje yra žmonių, kurie man tai įrodė savo neįtikėtinais veiksmais. Ir apie to žmonės, jūs čia turbūt ne vienas nieko nežinot, nes jie nėra kažkas, kas yra politikoje, labai, versle. Bet tai yra žmonės, kurie yra paneigę daugybę dalykų. Viena mano dabar draugė yra paneigusi mirtį. Ką aš stebiu jau metus, kur gydytojai prieš metus sakė, atsisveikink su šito pasauliu, jinai sakė, pažiūrėsim dar. Tai va, iki šiol jinai keičia visą pasaulį. Tiesą sakant, gyvename iš tiesų įdomiame laike. Mano pranešimas gal bus šiek tiek kitoks nei Rolando, ta prasme, kad mes kalbėsime apie tą žmogų, apie kurį Rolandas kalbėjo kaip apie ateitį. Neva tai ateis laikas, kai mes nebeskirstysim vyrų ir moterų į atskiras grupės, kai mes neskirstysime žmonių pagal jų rases, seksualinės orientacijas ir visus kitus dalykus. Tai štai mano pranešimas turbūt apie tą būvį, apie tą lyderystę, kuri šiai dienai yra šiek tiek kitos kategorijos ir šiek tiek kitos, iš principo, kitos kokybės. Ir aš džiaugiuosi, kad mes atėjome į tokį laiką, kuris yra tikrai daug reikalaujantis iš mūsų. Kita vertus, tai yra laikas, kuriame turbūt čia mano labai subjektyvi nuomonė, bet tai yra laikas, kuriame gali išsiskleisti, atsiskleisti, realizuotis bet kuris žmogus. Nebėra tokių savybių arba tokio savybių rinkinio
kaip seniau sakydavo, žmogus turi būti ten drąsus, charizmatiškas, ten jam turi susiklostyti aplinkybės, jis nuo vaikystės turi, žodžiu, ten daug visko trampampam. Tai šiai dienai situacija kardinaliai keičiasi ir keičiasi dėl daugelio aplinkybių, nes mes atėjome į šiek tiek kitą būvį. Aš jį vadinu paradigmą. Netaip seniai turėjau susitikimą vienoje konferencijoje ir prieš pat einant į sceną aš susėdau su vienu verslininku, keliais žodžiais persimesti ir mes kažką kalbėjom ir jis sako, apie ką tu kalbėsi? Aš sakau, aš apie paradigmą. Jis man sako, o Jėzau, ačiū Dievui, nors vienas žmogus šitą žodį vartoja. Aš sakau, ką žmonės nevartoja. Jis sako, žinai, dar kažkaip nelabai. Tai man smagu įvesti į mūsų leksiką dar vieną savoką, kuri yra dabar turbūt jau, nes mes kalbėjom su juo prieš gal 3 metų, kuri dabar tapo kasdienybė, paradigma. Kas tai? Žmonija eina per daugybę paradigmų. Ir tos paradigmos tai yra momentai, kuomet mūsų suvokimas apie tai, kas tai yra pasaulis, kaip pasaulis veikia, ką reiškia būti žmogumi, ką reiškia veikti kaip žmogui, kas yra žmogiškumas, kas yra tikrumas, kas yra gėris, blogis. Bet kada vienu metu, viename laike visi žmonės staiga keičia šitą suvokimą. Žmonija ilgą laiką gyveno ir įsivaizdavo, kad Žemė plokščia. Žinot šitą laiką, ar ne? Tuomet staiga visi suprato, kad ne, Žemė apvalina tiek to. Bet mes vis dėlto visatos centras. Po kiek laiko kažkaip paaiškėjo, kad vis dėlto ne. Mes nesam visatos centras ir Žemė sukasi aplink Saulę. Žmonės, kurie pareiškė visas šitas žinias, mes korėme, šaudėme ir naikiname kaip galėdami, nes kiekviena paradigma, kuomet jinai keičiasi, jinai sulaukia iš žmonijos pusės begalinio pasipriešinimo. Mes turėjome Niutono dėsnius ir visi žinojome, kad pasaulyje, atrodė, kad kai atsirado Niutonas ir pasakė visus mechanikos dėsnius, kad čia ir yra tas taškas, kuris jau dabar toliau nebepasislinks. Čia mes pagaliau žinosime, kaip veikia mechanikos dėsniai, būsime saugus ir ramiai gyvensime. Betgi ne, po to pasirodė Einšteinas, kuris sako, žinot, viskas yra labai realu. Ir priklauso nuo to, kas kur yra, kas kaip mato, kas kaip žiūri. Ir viskas čia yra susitarimo klausimas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vėlgi, po neilgo laiko tarpo mes priėmėm šitą sutikimą. O po to, lygiai prieš 100 metų beje, mes sužinojom, kad yra toksai dalykas kaip kvantinė mechanika. Plankas visiems pareiškia. Viskas yra tai. Ir kad mes gyvename realybėje, kurią patys ir kūrėme. Ir kiekvieną kartą, kai mes žengiame į naują paradigmą, kai žmonija žengia į naują paradigmą, pirmas momentas, kuris mus ištinka, tai yra didžiulis pasipriešinimas. Nes suvokti, kad nuo to, kaip aš matau pasaulį, toks pasaulis ir yra toks kaip ir gali suvokti, bet visada tokia mintis yra, prie ko čia aš? Prie ko čia aš? Čia tas garsioji idėja su Šrioderio katinu, nei gyvas, nei miręs. Nežinau, kiek žinot, kiek domitės kvantinę fiziką, bet mes atėjome į laiką, kuris prasidėjo prieš 100 metų ir šiai dienai su dirbtinio intelekto įsigalėjimu mes staiga matome, kad tai pradeda veikti. Ir kiekviena ta paradigma, kiekvienas tas žmonijos sąmonės šuolis, kiekvienas tas mūsų mąstymo persikeitimas yra vienokio ar kitokio dydžio. Ir kuomet persikeitimas yra mažesnis, tarkime, nuo to, kad
Žemė sukasi aplink Saulę, o ne Saulė aplink Žemę. Čia yra toks principiniai liūdnas momentas, kad mes nesam visatos centras. Bet jis žmonių gyvenime nekeičia tiek jau baisiai daug, kiek kokio dydžio pokytis vyksta dabar. Įsivaizduokim, kad, turbūt čia ne mano sugalvota, bet šiai dienai pokytis, kuris vyksta mūsų visų sąmonėje, ta prasme, mūsų visų suvokime vienu metu vyksta šitas pokytis. Jis yra tokio pat dydžio arba tokios pat reikšmės, kaip su jį galima būtų palyginti su tuo, kad mūsų evoliucijos istorijoje mes turėjome momentą, kai žuvys išlipo į krantą. Žinot tokį momentą iš istorijos, ar ne? Žuvis plaukėjo, kažkodėl vieną dieną nusprendė ir išlipo į krantą. O po to dar, žinot, ir nuskrido. Bet pirmai pradžiai jos išlipo į krantą. Jos savo kvėpavimą žiaunomis pakeitė į plaučius. Jos ėmė kitaip kvėpuoti. Įsivaizduojat, koks tai pokytis? Kokio lygio tai yra pokytis mūsų evoliucijos sistemoje. Tai štai, šiandien, šiuo metu, visa žmonija, visi mes, nepriklausomai nuo išsilavinimo, lyties, amžiaus, mes visi po truputėlį žengiame tokio dydžio žingsnį į kitą mąstymo ir suvokimo būdą. Ar aiškiai kalbu? Jeigu neaišku, tai mojuokit. Pabandysiu paaiškinti. Nėra čia paprasti dalykai. Įdomiausia momentas šitoje paradigmoje, šitame pokytyje yra tai, kad kai mes įsipatoginame vienoje paradigmoje, mums pradeda atrodyti, kad tai yra mūsų esmė, kad mes tai esame. Mums labai sunku suvokti, kad mes tai nesame. Kad tai yra tiesiog mūsų mąstymo būdas. Ar ne? Tai yra, čia parašyta, čia yra tas pats, kas matyti pasaulį per tam tikros spalvos akinius, bet nesuvokti, kad tu su akiniais. Ir tą dieną, kai tau kažkas pajudina akinius arba juos nuima, tu netenki žado. Palaukit, aš nieko nesuprantu, kad čia kažkaip blogai matosi. Aš visai kitus dalykus matau. Neseniai mes turėjome castingą teatre, aš vis dar dirbau Lietuvos nacionaliniam dramos teatre, ir mes turėjom castingą. Režisieris statys spektaklį kūdikiams. Ir tam castingė mūsų paprašė atsisėsti, tiksliau atsigulti ant pilvo ir matyti tą lauką, kurį mato kūdikis. Aplinkui vyksta kažkoks veiksmas. Ir labai įdomus momentas. Įsivaizduokit, kad kūdikis mato, čia aš matau jaunų moterų, žinot, kas turit savo kūdikius, matėt tą momentą, kai vaikas mato tam tikrą regos lauką turi, ar ne? Ir staiga mama išeina iš to regos lauko. Tai vaikui atrodo, kad jinai ne tai, kad nuėjo kažkur. Ką jisai mano? Dingo. Būtent, jinai dingo. Ir po to staiga jinai, atsirado, dingo. Paskui vaikai paauga ir jie žaidžia savo kambarį, ar ne? Žaidžia, staiga jie turbūt visos moteris atsimenat, kai jie ateina į kitą kambarį, pasižiūri, mama yra gerai ir eina atgal. Buvot su to, ar nesusidūrė, kai ateina patikrinti, aš ne vienas, gerai, yra, buvau pamiršęs, gal dingo. Tai štai, paradigma yra tas momentas, kuomet mūsų vaizdas, pasaulio suvokimas, kuriame mes gyvenome daugybę metų, kur viskas buvo aišku, užtikrinta, konkretu, mes sakėm normalu, kad ir kai buvo blogai, tai buvo normalu. Ėmė ir pradėjo keistis. Baisiausia, kad mums atrodo, kad kažkas kitas tai daro. Kad kažkas atėjo iš išorės ir pradėjo keisti mūsų realybę. Bet niekas neatėjo. Ir baisiausia visam šito istorijoje nėra ką apkaltinti. Galima nubėgti apkaltinti Planką su jo kvantiniam fizikom. Bet
o pasaulis keičiasi. Paradigma tai žemėlapis, tai ne žemė. Tai ne tai, kas yra iš tikrųjų, tai yra tai, kaip mes tai savo supaišėm ir įrodėm. Kaip tam vaikui, kol aš matau, mama yra. Mama dingo, mama atsirado. Taip ir mūsų žemėlapis. Jame buvo sužymėti tam tikri dalykai, jame buvo pažadėti taškai, jame buvo įsitvirtinusios sistemos, taisyklės, tvarkos. Kažkas, į ką mes rėmėmės ir šiandien mes tai vadinome sistemomis. Įmonėse, nes čia dauguma verslo moterų, įmonėse mes turėjome tvarkas, susitarimus, taisyklės ir taip toliau. Mes gyvenome besiremdami sistemomis, tiesa? Mes žinom, kad jeigu taip, tai taip, jeigu šitai, tai taip. Tokiu atveju moteris lyderė elgėsi šitaip. Vadovas turi daryti tai, žinoti šitai. Žmonės turi elgtis taip. Ir staiga, visa šita sistema, į kurią mes įpratę remtis, ėmė byrėti. Ir ką atskleidė byrėjimas, tuoj mes apie tai pakalbėsime, bet turbūt svarbiausias dalykas, kurį atskleidžia šitas byrėjimas ir kuris yra nepatogiausias, gal skaudžiausias mums visiems, yra tai, kad pasitraukus sistemoms, taisyklėms, tvarkoms, pasitraukus tam tikrai iliuzijai, kad mes valdom ir kad mes turim į ką remtis, nes tai didžiulė iliuzija, pasitraukus tam atsiskleidė tai, kas mes esame iš tikrųjų. Kitais žodžiais tariant, pasaulis patraukė iliuzijų šydą ir veidrodyje pamatė save. Tai, ką turime šiandien, tai yra mūsų veidrodis. Mes vis dar bandome remti sistemomis, mes vis dar bandome kaltinti, kažką aiškinti, kad šitas blogesnis, tas neturėjo teisės, tas netaip pasielgė, bet iš tikrųjų, ką sako kvantinė mechanika ir fizika, pasaulis, mūsų suvokimas šiai dienai turėtų grįžti prie supratimo, kad viskas, kas yra aplink mane, yra mano paties projekcija. Ar tai malonu sužinoti, ar tai malonu matyti, nežinau. Prieš daug metų, dar aš buvau jauna, mano gyvenime ištiko tokių daug skaudžių momentų ir aš pamenu, kad turbūt tokia vienas sunkiausių gyvenimo periodų buvo ir mano draugai man pasiūlė nueiti pas nuostabų žmogų, kurį turbūt mes neįvardintumėm šiandien dieną kaip lyderį, bet tai yra vienas geriausių Lietuvos fotografų, menininkas Algirdas Šeškus. Nežinau, kas esat girdėję, žmogus amžiuje, dabar jam virš 80. Ir tas žmogus vykdė tokią įdomią misiją. Pas jį ateidavo žmonės praradę viltį. Visai seniai buvo, prieš beveik 20 metų. Ir aš pas jį pakliuvau, nes buvo tikrai labai sunkus periodas. Aš atėjau pas jį ir pradėjau skųstis. Ir pradėjau aiškinti, kad pasaulis neteisingas, žmonės neteisingi. Žodžiu, turėjau ką pasakyti, ten niršau, pikau ir taip toliau. Ir jis man sako, aš tau duosiu 2 raktus. Pirmas raktas. Jeigu tu nori pamatyti velnę, pažiūrėk į veidrodį. Nereik šakutės. Jeigu tu nori pamatyti Dievą, pažiūrėk. Būtent, pažiūrėk į tą patį veidrodį, jeigu nori. Tai pirma pamoka. Aš sakau, gerai, tai šiai dienai aš matau pirmąjį. Antra pamoka. Jisai sako,
Kiekvieną rytą, kai tu nubusi, tu gali savo pasakyti, šiandien pirma mano naujo gyvenimo diena. Ir eiti gyventi. Ir eiti pažiūrėti į veidrodį, kuriame yra. Jis man tai pasakė prieš 20 metų. Aš kiekvieną rytą atsibundu ir kartoju, kurį sakinį? Šiandien pirma mano naujo gyvenimo diena. Ir pradedu tą dieną. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad Algirdas prieš 20 metų buvo pakeitęs paradigmą. Ir visi žmonės, kurie su juo susidūrė, kurie buvo jo mokiniai, kuo aš vėliau tapau, buvo toksai žmonių klubas, su kuriais Algirdas susitikdavo. Ir jau tada jisai kalbėjo apie tai, apie ką pasaulis prabilo dabar. Šitame mano pavadinime svarbiausias žodis yra laikas. Todėl, kad kuo anksčiau mes suvoksime, jog esame tokiame lūžio momente, tuo greičiau į mūsų pasaulį, į mūsų gyvenimą ateis tokie dalykai kaip lengvumas, aiškumas, paprastumas ir gebėjimas veikti. Tai, ko dabar dažnai trūksta, mes turim visi labai daug žinių, mes viską išmanom, bet žmonių darančių dalykus nėra taip daug. Džiaugiuosi prieš save matydama tokius veidus. Ir ypač tai, kad tai yra moterų būrys, nes, tam, kad mes veiktumėm reikalinga drąsa. Ir šiame pavadinime yra dar vienas toks nepatogus žodis – suaugti. Ir apie tai daug kalbėsime. Tema šitam pranešimui pasiūlė beje verslininkės moteris. Moteris, kurios lūžta. Ką reiškia lūžta? Tai yra žmonės, kurių pečiai nelaiko, kurios yra išvargusios, kurios savo darbuotojus vadina mano vaikučiai. Neseniai viena moteris sakė, žinai, buvau išvažiavusi į Londoną su savo ančiukais. Tai aš ne vieno žodžio nesakau tą, ką aš sugalvojau, čia žmonių. Ką reiškia lūžta? Lūžta, kai žmogus tempia iš paskutiniųjų, iš gyvenimo išeina džiaugsmas, kai lieka pareiga, kai vietoj noriu yra žodis koks? Reikia, privalau, kito kelio čia nėra, aš viena vienintelė galiu, niekas kitas už mane nepadarys, nesukontroliuosi, viskas pražus. Ir ateina momentas, kai tokia našta, šitas visas krūvis, kurį žmogus neša, tampa nepakeliamas. Ir įdomiausia, kad žmonės, su kuriais mes, mano patirtis tokia, aš dirbu su įmonių vadovėmis ir vyrais vadovais, lygiai tas pats. Kiekvienas tas žmogus turi savo sprendimų ratą, daugelis turi savo psichiatrus, psichologus, coacherius, turi masažistus, patarėjus, žodžiu, turi kažkokią pagalbą ir vis dėlto neatlaiko. Ir kai jau visai neatlaiko, tada jau kažkokiu būdu tas ratas ateina iki patirties suvokimo, kad reikia kažką keisti iš esmės. Tai grįžtant prie paradigmos, jau minėjau, tai nėra sistema. Paradigma tai nėra sistema, tai yra stipriai daugiau ir sudėtingumas to, kas yra paradigma, yra tame, kad mes ją priimame kaip dalį savęs. Kartais žmonės ateina ir sako, aš nieko negaliu padaryti, čia toks mano charakteris. Tai paradigmą mes dažnai priimam kaip charakterį. Ar ne? Arba ateina, aš čia dabar neseniai girdėjau, sako, tai ką aš galiu padaryti, aš liūtas. Čia jau viskas baigta, išspręstas klausimas. Gimiau liūtų. Tai ką daryti?
Nebūsiu griežtau mergelė. Ja? Tai grįžtant prie to, paradigma yra tai, kas mums asocijuojasi su savastimi. Kad aš ir esu tai. Nes aš taip matau pasaulį, aš taip jį suvokiu. Ir pakeisti tai, kas esu aš, atrodo nežmoniškai skausminga, tai tas pats, kas nusilupti odą. Ir žmogus sako, ne, aš negaliu, aš to nedarysiu, tai yra per daug skausminga. Jau geriau, čia neseniai viena moteris man sako, Adrija, penktadienį 2 buteliai vyno, ir pakaina. Okei. Gerai, jeigu tik penktadienį. Gerai, jeigu dabar tik 2 buteliai vyno. Bet mano galva, tai, toksai labai jau žiaurus požiūris į save. Ir tam, kad mes suprastumėm, į ką mes einame, mums paprasčiau pažiūrėti retrospektyviai tai, iš ko mes ateiname. Ir tai, kas mums visiems yra savaime suprantama ir aišku. Tai mes visi atėjome iš labai labai griežtos hierarchinios sistemos. Tiesa? Jinai prasideda labai anksti. Jinai prasideda šeimoje, vėliau darželyje, mokykloje mes visi esame įstatyti labai labai griežtus rėmus, sėsk 2, arba žinai, arba nežinai, geri berniukai, blogos mergaitės, geros mergaitės, blogi berniukai, tuos myliu, tuos nemyliu, šitas auklėtojai patinka, šitas nepatinka, ir taip toliau. Mes visi augome sistemoje, net jauni veidai čia, žiūrintis į mane, augo sistemoje, kuri paremta labai labai griežta, aiškia ir tvirta hierarchija. Ar hierarchijoje yra pliusų? Taip, kokių? Viskas aišku. Jo, viskas aišku. Jis yra vadovas, aš esu pavaldinys. Jisai pasakė, aš darau. Kokie čia gali būti ginčai? Kokia čia gali būti nuomonė? Koks čia gali būti noras? Aš suprantu, kieno čia kapitalas? Jo ar mano? Jo. Valio, važiuojam. Jis teisus. Jis teisus, aš neteisi. Važiuojam. Hierarchinės sistemos garantavo mūsų pasiskirstimą ir, švelniai tariant, mes visi čia juokiamės iš Indijos, oi, ten kastų sistema. O pas mus kas? O kas pas mus? Pas mus lygiai ta pati kastų sistema, tik tai tokia neišrašyta. Niekas nerašo, tu šitoj kastoj, tu medikų kastoj, supratau. Tu mokytojų kastoj. Supratau. Mes lygiai tokiuose pačiuose kastose. Ką reiškia kasta? Tai reiškia mąstymo būdą. Aš mąstau ir mano pasaulis remiasi šita suvokimo sistema. Hierarchiniai sistemui daug aiškiau gyventi, nei gyvename dabar. Hierarchiniai sistemui viskas išrašyta. Mes žinom, kas priima sprendimus, mes žinome, kas atsakingas ir mes žinome taisyklės. Vienok, dabar pasakysiu labai įdomų pavyzdį ir jūs tikrai per jį esate ėjusios. Dar prieš kokių 10 metų įmonėse skambėdavo tokia frazė – mūsų šeima. Atsimenat? Mūsų šeima. Mes čia kaip šeima. Mes kaip šeima. Ką reiškia šeima? Tai reiškia mama, tetė ir vaikų būrelis. Už to kabinsimės šiandien. Šiandien, jeigu ateini į įmonę, ką sako? Kaip? Komanda. Jo, mes čia komanda. Ką dar? Kokios dar metaforos? Kolegos, partneriai. Mes čia visi partneriai. Tik tai aš mama, bet mes visi partneriai. Mes visi draugiški partneriai, bet kas sprendimus priima? Aš. Iki šios dienos mes esame tranzicijoje, mes esame perėjime iš tėvų vaikų santykio, bet naujoji paradigma mus pakvietė į tokius keistus santykius, kurie vadinasi suaugusiojo santykiai. Mes pakalbėsime apie tai, kuo skiriasi
Tėvų vaikų santykiai ir suaugusiojo santykiai. Gerai. Pasakykit man, kaip elgesi vaikai ir kas būdinga vaikam. Iškart sakau, aš nekalbu apie tikrus vaikus. Aš kalbu apie žmonės, kurie gyvena vaiko strategijoje. Ar aiškiai kalbu? Neprisiema atsakomybės. Volia. Svarbiausias faktas. Ne mano reikalas, ne mano daržas, ne mano pupos, tegu viskas čia dega. Kas dar? Daro tiek, kiek užduota, nedaugiau. Ką pasakei, tą padariau. Matau, kad reiktų daugiau, bet nesakė. Kas dar? Kaip? Nėra jokio savarankiškumo, aš negaliu priimti sprendimą, aš net neketinu to daryti, ar ne? Vaikai manipuliuoja. Vaikai yra kūrybiški, jie daug žaidžia, jie linksmi, jie energingi, su jais faina, jie moka draugauti, jie moka kurti frakcijas. Tai žinot, kaip vaikai draugauja? Įmonėje vaikai draugauja taip. Jie arba labai dideli draugai, draugauja, tada staiga susipyko. Gerai, palauk. Eina susirandot kitų draugų ir draugauja prieš tuos. Tie nelaukia, irgi susiranda draugų ir draugauja prieš mus. Tada prie kavos aparato visi sutinka ir sako, oi, tie tai, žinai, oi, ne. Mes tai, žinai, ten pardavimų skyrius jie iš viso ten išplaukia, ten nėra ką kalbėti. Mat marketingas, tai čia. Ja, ir prasideda kovos žaidimai. Vaikų didžiausia turbūt yra bėda ta, kad jie nesupranta, kas jie yra. Tam, kad vaikas save suvoktų, jam reikalingas tėvo įvertinimas. Dėl to vaikai eina pas vadovą ir sako, pasakyk, kas aš. Tai aš čia gerai dirbu ar blogai? Čia gerai? Seniau užtekdavo vieno metinio pokalbio, dabar reikia kiek? Kas savaitinis būtų gerai. Jo, pamatyk mane, įvertink mane, nes vaikai patys, jie ištisai manipuliuoja vadovais tam, kad žinotų, kas jie tokie. Kiek tu mane vertini? Jau gerai dabar, ačiū Dievui, mane šiandien tai gerai vertina, ačiū Dievui, tai aš neiškrisiu iš darbo. Nes aš pati, vaikas pats, jis nesupranta, jam reikia, kad tėtis ar mama pasakytų, gera mergaitė, geras berniukas, šaunuolytė, viskas gerai, blogai padarei, viskas blogai. Tai yra vaikų statusas. Vaikų statusas, jeigu susitinka du vaikai, aš vis miniu vaikai, bet turėkite omeny, kad yra vaikiška strategija. Ar ne? Jeigu susitinka du žmonės mąstantis, gyvenintis vaikiškoje strategijoje, o vaikiška strategija dažniausiai atsiranda dėl to, kad mes gyvename sistemose. Ir sistemose, kuriuose yra gerai, blogai, juoda, balta, šilta, šalta. Ir kai yra tokia sistema, žmogus nesugeba susikurti savo identiteto ir savo nuosavo stuburo, nes visą laiką atsimuša į sistemos rėmelius. Man labai patinka metafora, pati sugalvojau beje, kad kol mes esame vaiko strategijoje, mes visada plaukiam baseine, kur tikrai žinau, kad neužilgo bus sienutė. Ir vėl kita sienutė. Ir tokia smėlio dėžė arba tas baseiniukas man garantuoja tam tikrą ramybę ir saugumą. Aš visada žinau, kad blogiausiu atveju sušvilps švilpukas ir aš išlipsiu iš baseino, jei per ilgai ten mirkau. Kodėl sistemos pagimdo vaikus? Todėl, kad sistemoms nereikalingi žmonės plaukiojantis vandenyne. Nes sistemos tikslas yra kontroliuoti. Sistemos pagrindinė savybė, vertybė yra kontrolė. Ir pereikime dabar prie tėvų flango. Ir jeigu jūs manot, kad čia nesėdi ne vienas tėvas, tai nepatikėsiu. Tėvų flangas tai yra tie žmonės, kurie hierarchiniai sistemoje prisijima atsakomybę, užsikrauna ją savo ant pečių. Neseniai man vienos įmonės vadovė sako, tu žinai, tu man atvėrė akis.
O jinai labai stambios įmonės vadovė, aš sakau, žinai, nelabai patikėsiu, kad aš čia tau, žinai, akis dabar atidariau. Sako, mes su tavim kalbėjom ir sako, aš sakau, tu supranti, tu man padėk padaryti taip, kad mano žmonės būtų laimingi. Aš pati neatsimenu tos frazės, sako, kad aš taip sakiau, aš tikrai neatsimenu, sako, tu sakei, tu ką Dievas? Tai vadovas labai dažnai užsideda Dievo pareigas. Ir šitos pareigos yra neįmanomos, nes padaryti žmogaus laimingų negali niekas išskyrus jį patį. Bet čia yra labai iliuzinė funkcija, iliuzinė strategija, nes, dabar jau prisipažinkit, nes vadovas turi iliuziją arba įsivaizdavimą, kad jisai valdo situaciją. Tiesa? Ir tai yra malonumas. Ir tai yra absoliuti, dėja, iliuzija. Jūs dabar pačios prisiminkit, kiek apie jūs tiesos žinojo tėvai. Kiek norėjom, tiek ir žinojom, ar ne? Bet tėvai turbūt įsivaizdavo, kad jie kontroliuoja, kad jie viską žino, kad jie viską čia tvarko, čia viskas jų valioj. Ne, dėja ne. Tėvai labai mažai žino apie savo vaikus, ypač paauglius. Nuo paauglystės mes žaidžiam savo žaidimus, bet yra tas malonumas, tas įsivaizdavimas galios pojūčio, kad aš esu galioje, kad visi manęs klauso, kad visi daro tai, ką aš sakiau, kad mano mintis yra svarbiausios, aš čia esu kažkas, aš kažką reiškiu. Tas reikšmingumas, susitapatinimas su reikšmingumu yra didžiulis malonumas, kuris mus labai ilgai ir daug metų laiko tėvo arba mamos strategijoje. Ir kiekvienas mes gyvenime, ir aš tame tarpe, mes šitas strategijas keičiam dienos bėgyje. Kiekviena iš mūsų ir kiekvienas čia iš mūsų jaučiam didžiulį, nežinau kaip jūs, jaučiam didžiulį malonumą atvažiuoti pas mamą, įsikniaupti ir pabūti vaiku. Tiesa? Gera? Ypač jeigu mama sako, myliu tave, myliu, viskas su tavim gerai, šaunuolė. Ai, Jėzau, kaip gera. Ai, mama, tėtis palaikė. Kiekvienas iš mūsų jaučiame malonumą kontroliuodami. Ką? Ne? Ką? Ne? Jokio malonumo. Vadinasi, perėjoti suaugusio strategiją? Aha, bet... Taip, per daug. Truputuką gerai. Taip, per daug kontrolės, apskritai kontrolė daro žalą. Pradėkim nuo to, bet kokia kontrolė daro žalą. Tai jeigu mes esame iš tiesų suvokiame, kad atsakomybė yra viskas puiku, bet atsakomybę mes galime turėti tik už save. Ir svarbiausias momentas, į kurį mes šiandien ateiname, į tą suaugusiojo poziciją, kurioje mes prisimame atsakomybę už save, suvokdami, kad šalia mūsų žmonės gebantis prisimti atsakomybę už save. Ir čia gimsta svarbiausia dalis – pagarba ir tikėjimas kitais. Tikėjimas, kad žmogus gali. Kaip? Nebūtinai, žmogus turi teisę klysti. Kiekvienas mes turime teisę klysti ir ne po kartą. Žiūrėkit, būna situacijų visokių, mes gyvename, gyvenimas yra besitęsiantis reikalas. Jis neprasideda šiandien ir nesibaigia šiandien. Bet kalbant apie tai, kas tai yra suaugusio žmogaus strategija, suaugusio žmogaus strategija visų pirma yra suvokimas ir pagarba kito žmogaus kitoniškumui, būviui, suvokimui, kad jis yra toks, koks yra ir aš neprivalau jo keisti ar jam kažko instaliuoti, aš gerbiu jo pasirinkimus ir aš esu drąsi suvokime, kad jis gali mane palikti ir išeiti. Ir jis turi tokią teisę.
Ir aš neprivalau jo išgelbėti, sulaikyti. Dažniausiai mes tą darome patys iš baimės, kad nebus darbuotojo. O tai kas dirbs, jeigu tas žmogus išeis? Bet kuomet mes bijome kažką prarasti, mes šokame į tėvo mamos batus. Kodėl mes kalbam apie tai, kad šitoj naujoj paradigmoje, šitame naujame laike, kuriame svarbiausia žinia yra ta, jog pasaulis yra mano atspindys ir jeigu mes norime gyventi gyvenimą, pajausti gyvybę savo kūne, ne nuovargį, ne išsekimą, o gyvybę, daug energijos, daug galios, daug veiklos. Žinot, kur ryte atsibundi ir galvoju, nauja diena, kaip fainai nuveikti. Koks kaifas šiandien, dar viena diena. Nauja mano gyvenimo diena, aš einu kažką daryti. Čia nepriklauso nuo amžiaus beje. Čia visiškai nepriklauso. Aš daug metų dėsčiau Lietuvos muzikos ir akademijoje, kur turėjau daugybę senų studentų. Daugybę senų studentų. Ir šalia turėjau daugybę pagyvenusių, bet labai jaunų dėstytojų. Va taip. Tai senoji paradigma ima griūti dėl keleto labai objektyvių priežasčių. Pirmoji priežastis yra tai, kad kol mes esame vienintelis centras, arba įmonėje 2 centrai, kol mes esame šitas centras, mes galėjome būti šitais centrais tol, kol pasaulis nebuvo toks klaikiai kompleksiškas ir baisiai greitas. Šitas begalinis greitis, kuriame mes gyvename, kurio nebeįmanoma sukontroliuoti ir nuspėti, mes gyvename laike, kuris visiškai iškrito iš prognozių srities. Man dabar labai patogus laikas, aš visų verslininkų klausiu, kas nusimatėte biudžete eilutę, kad pabrangs benzinas? Nusimatė tokią eilutę? Kada čia? Prieš kiek laiko? Pernai? Kad pabrangs benzinas? Degalai. Nusimatėt. Kiek ten atsiseikėjot? 10%. Ja? Aha, supratau. Šiaip dauguma nepaskaičiavo šito. Sveikinu, turit savo lauke žmogų matantį ateitį, tai kreipkitės, jeigu ką. Aš labai sveikinu, nes tai yra iš tikrųjų retas, kas tą padarė. Jo? Bet dažniausiai šiame laike mes bėgame ir gesiname gaisrus. Ar ne? Mes bėgiojame, gesiname gaisrus ir šitas laikas mus visus nustūmė į tokį projektinį veiksmą. Mes labai retas, kas išeiname, veikiame idėjų lygmenį, dėl to, kad mes bėgame ir taisome tai, kas sugriuvo. Vietoj to, kad eitumėm, žiūrėtumėm, kaip veikti platesnėme lauke ir projektuoti, planuoti ateitį, nes ateitis nutinka greičiau, negu mes spėjame suplanuoti. Ar aiškiai kalbu? Jo? Tai grįžtant, jeigu kol mes gyvenome hierarchinėse sistemose, kol mes gyvenome industrinėme pasaulyje, kuris buvo stipriai lėtas, palyginus su dienom, kurio mes gyvename dabar. Aš ten prieš 10 metų, atsimenu, atėjau į inovacijų, kokia ten, tada net nesivadino inovacijų ministerija. Aš ateinu ministeriją, man sako, mes diegiamės lyną. Puiku, sveikinu, valio. Ateinu po 5 metų, jie man sako, mes diegiamės lyną. Jūs kas, rimtai, jūs prieš 5 metus diegiatės lyną. Tai va, diegiamės toliau. Ir tai buvo normalu. Niekas nesišydijo, niekas va taip nesijokė. Visi sakė, tai lyną įsidėk, čia tau ne per savaitę. Tai šiai dienai tai atrodo juokinga, nes laikas yra toks greitas ir mūsų suvokimas, kad nebeliko to stabilaus pagrindo, ant kurio mes galime statyti arba kurį mes galėtumėm nuprognozuoti labai aiškiai. Mes dabar ne vienas nežinome, į kurią pusę pasikreips karas su Ukraina. Nežinau. Ir turbūt visi paklausot įvairiausių ten prognozių ir pasižiūrit YouTube ir viską. Ir vis tiek nieks nieko nežino. Kas bus su Iranu, irgi nieks nieko nežino. Čia pas mane neseniai buvo atėjęs vienas politikas, jis man sako, dar čia prieš karą su Iranu.
Jis man sako, žinai, ir gerai, aš tai džiaugiuosi, jeigu Amerika puls Iraną, labai gerai, ten labai ten žiaurus režimas, labai gerai, taip ir reikia. Aš tada sėdėjau, aš sakau, ar tu suvoki, kas yra Iranas? Jis man sako, to kas Iranas? Sakau, tai yra civilizacija. Civilizacija. O Amerika yra jauna demokratija. Tai yra du skirtingi dalykai. Demokratija, jauna demokratija, kokia yra palyginus su Iranu, Amerika, ar ne? Tai yra vaikų darželis. Tai yra vaikų darželis užpuolė išminčių kažkokių ten žmonių, kurie šitam pasauliui padovanojo viską. Nuo matematikos iki muzikos. Viską. Tu jų taip lengvai nepaimsi. Ne dėl to, kad jie turi armiją. Dėl to, kad pas juos čia mentale kažkur tai pas juos ten viduj paradigma yra visai kita, nei mes suprantam. Mes nesuvokiam, kaip jie mąsto, mes neturim žalio supratimo, kaip jie veikia. Mes vaikai, palyginus su jais. Vaikai. Ir atėjo vaikai muštis. Ir gavo. Ir nieko čia nepadarysi. Toks pasaulis. Tai šiai dienai pasaulio greitis, įvykių, kaita, raida išmušė visas tas sistemas, kuriomis mes tikėjomės. Nors aš matau jūsų veidus, aš beveik tikra, kad jūs čia ne viena nesitikit, kad tos sistemos ten kokios suvienytos nacijos, NATO ir visi kiti reikalai vis dar veikia, kai buvo pažadėta. Viskas pakybo po klaustuku. Gal bus, gal nebus, sako. Taip, gal čia. Mes jums notą, jie mums kitą notą. Ir ką? Ir nieko. Ir va šita sistema, šita paradigma, į kurią mes atėjome, padarė vieną esminį dalyką, apie kurį mažai kas kalba ir kurį priimti ir suvokti nėra paprasta. Šiai dienai mes visi atsistojome ties esminių prasmės klausimų ir tas klausimas yra, o kas aš? Ne kas tas pasaulis, ne kas verslas, ne kas ten kažkas, o tai kas tas aš. Ir dėl to šiandien aš labai džiaugiuosi kalbėdama su jumis, būtent moterimis, pažiūrėkit visi, ne vienas vyras liko, 2 vyrai liko. Bet kiti visi jau mus paliko, jo. Šitas momentas, kas aš, apie ką aš, jis lengviau, paprasčiau, giliau, lengviau prieinamas moterim. Nes vyras savo prigimtimi yra kovotojas ir veikiantis išorėje. Ar ne? Man kažkada kažkas labai gerą metaforą pasakė, žinai, sako, vyrai yra miestai su tvarkom, šviesoforais, gatvėmis, rajonais, o moteris yra džiunglės. Ir jeigu, sako, vyrai tik tai nesusižiūrėtų, tai viskas čia prapultų, nes džiunglės jos užkariauja viską, tik tai nusisuk ir visi gyvena džiunglėse. Jo, tu sodybos metus neprižiūrėk, atvažiuoji, o ten net pažįstami dalykai. Tai, bet čia yra tas momentas, kuris moterim lengviau priimtinas ir moterims tai įdomiau. Vyram mažiau įdomus klausimas, kas tas aš, nei moterim. Sutinkat? Moteris domisi tuo klausimu, o kas tas aš, o kaip aš veikiu, o kokia mano sistema, o kas man patinka, o ką aš mėgstu. Čia, žinot, labai geras pavyzdys yra su moterim ir spinta. Vyrai dažnai juokiasi iš moterų, kad jos neturi ką apsirengti. Ir mes moteris dažnai sakom, Jėzau, visai neturiu ką apsirengti. Turbūt nėra moters, kuri nebūtų pasakius šitos frazės. Tiesa? Bet žinot, kodėl šitai yra? Dėl to, kad moteris ryte pabudusi beveik tiksliai žino, kokios spalvos suknelės ir kokio rašto jinai nori. Ir tada jinai atidaro spintą ir ten nėra tokio daikto. Ir jinai sako, aš neturiu ką apsirengti. Nėra tokio. Ir į parduotuvę ateini, ko, ponia, ieškai?
Nu, tu durna. Ko nors, kas būtų kažkoks. Kažkas. Kas tas kažkas? Turiu pamatyti, kad suprasti. Tai turi atsitrast prieš akis ir aš tada va buvo tai. Jo? Ir ne kitaip. Kažkada man sako, aš vaikšto, sako, tai jūs rankinės ieškot ar suknelės? Aš sakau, tai ir tas gali būti. Nes jį žino ir čia mes atsiduriam į patį svarbiausią dalyką, nes mes atėjome į laiką, kuriame į pirmą vietą stoja būsena. Tai yra tai, kaip aš save jaučiu. Suknelė yra tiesiog išraiška to, kaip aš save jaučiu. Ir jeigu aš jaučiu šiandien save geltonas su ružavais taškučiais ir turi būti būtinai baltas kalnieriukas, tai atspindi tai, ką aš jaučiu viduje, savo viduje. Ir tai man reikia išreikšti. Ar aiškiai kalbu? Ne? Čia aišku. Mes daugybę metų buvome mokomos, ypač moteris, ir čia yra labai labai skausmingas momentas, kai, kaip? Kažką praleidau, taip? Mes buvome mokomos sukurti savo įvaizdį. Tu turi atrodyti, būti, elgtis taip, kad atitiktum žmonių lūkesčius. Pamenat? Mums mamos sakydavo, vaikeli, neišsišok, kaip tu atrodai, ką žmonės pagalvos. Sakė? Sakė. Kaip tau negėda, ką tu čia apsirengiai? Ne, aš iš to tai į gatvę neisi. Auskarai, kokie dar auskarai, kiek tau metų? Ne? Bet mes buvome mokomės taisyklių, tvarkų, kaip mes turime elgtis, kaip mes turime atrodyti. Ir tas žmogus, kurį mes kūrėme, turėjo diplomus, įvertinimus, pareigas, pozicijas įmonėse, finansus, tam tikrą šeimos modelį, kurį mes pačios sukūrėm, niekas mums čia jo neprimetė. Tokį vyrą ir ne kitokį, tokius vaikus ir ne kitokius, jie eina į tas mokyklas ir ne tas, nes tai yra tam tikras mano statusas. Aišku? Tai štai šiai dienai visa tai praranda prasmę. Ir žmonės, ištisai ypač jauni žmonės, kartoja vieną ir tą pačią frazę. O kokia prasmė? Tam sakai, padaryk tą. A kokia prasmė? A kur prasmė? O kur gyvenimo prasmė? Nes visas šitas, į ką mes investavome daugybę metų, praranda prasmę, nebedžiugina, nebeturi kažkokios reikšmės. Mes labai aiškiai pradėjome jausti, kad už to nepasislėpsi, neužsikabinsi, nes pasaulis ateina ir sako, man tai nesvarbu, svarbu kas tu. A tu kas? Į darbą ateina žmonės, darbintis jaunimas ateina, ten atneša kažkokį diplomą, sako, žiūrėk, tu supranti, kad čia IT įmonė? Tu savo diplomą matai, man sako, dzintas diplomas, aš žinokit, žmogus tai va, aš viską čia tai išmoksiu, bet aš žmogus va, jūs mane paimkit. Ir tai tiesa, nes mes dabar staiga supratom, kad mes renkamės žmogų, gyvybę, žmogų, ne ką nors. Čia viena moteris, mes turėjom panašią paskaitą, jinai klausė manęs, po to sako, nu tai čia apie žmogiškumą gal viskas. A ne, taip. Mes grįžtam į žmogiškumą, mes grįžtam į tas šaknis, kurios vadinasi aš esu, tai kas aš esu, į tą mano žmogiškumą, kuris iš mūsų reikalauja visai kito santykio į tai, ką aš darau, į visai kito santykio su tuo, kas aš esu ir kaip aš veikiu. Būsena tai yra žinojimas, kaip aš save jaučiu. Ne kaip aš jaučiuosi, nes tai proto funkcija. Aš jaučiuosi nelaiminga, nes man ten kažkas. Aš jaučiuosi laiminga, nes kažkas. Čia protas. Bet ką aš jaučiu? Bet dabar jūs visos sėdit. Sekundai sustinkit ir pajauskit, kiek kūne įtampos.
Ir kur ji? Jaučiat? O dabar pabandykit visą tai paleisti, tiesiog atpalaiduot kūne. Bet tai yra suaugusio žmogaus pozicija. Ne gynybinė, nes įtampa tai gynyba, ne įtampa, o visiška viduje atpalaiduotas kūnas, visiška laisvė. Ir gebėjimas atsiriboti nuo to, ką atsitapatinti nuo situacijos, nuo žmonių, nes įtampa gimsta tada, kai mes susitapatinam. Aš esu šitas projektas, aš esu šita situacija, aš esu tai, bet tai veda mus į neviltį. Mes atėjome į laiką, kurį galima vadinti mąstymo paradigma. Kas tai yra? Tiesą sakant, aš labai norėjau rašyti sąmonės paradigmą, bet mano kolegės stabdė. Sakė, žinai, čia gal taip žmonės nepriims. Na tai gerai, vadinkim mąstymo paradigmą. Kas yra mąstymo paradigma? Tai yra visiškai kitas suvokimas, kas tas yra mano produktas. Arba, kitaip žodžiai tariant, man kažkas sakė, tai čia mes dabar pakeisime iš viso pardavimų ir marketingo strategiją. Sakiau, taip, mes pakeisim pardavimų ir marketingo strategiją. Ir papasakosiu jums keletą labai aiškių, konkrečių pavyzdžių. Mes iki šiol koncentravomės į patį produktą ir kaip jį sukurti. Jeigu tai paslauga, tai irgi produktas, tiesa? Šiai dienai visos pastangos parduoti produktą per jo vertę keičiasi į visiškai kitą mąstymo būdą. Produkto vertė tampa tokia, arba žmonės ją priima, mato, suvokia, taip pagal tą būseną, iš kurios mes sukūrėme šitą produktą. Pavyzdys. Jauna įmonė, IT įmonė, labai sėkminga, kuria daug įvairiausių įrankių, produktų, turi labai stiprius investuotojus Vokietijoje ir taip toliau. Ir staiga šitoj įmonėj viduj prasideda konfliktai. Jaunimo daug, visiems ten vidurkis įmonės 27, prasideda vidiniai konfliktai, pykčiai, kaltinimai, grasinimai, bandymas kontroliuoti, bandymas šantažuoti vienas kitą. Žodžiu, jaunimėlis pakriko. Tik jaunimėlis pakriko, staiga vienas iš jų produktų sustoja, nebeperka. Net rinka kažkaip į jį nereaguoja. Maža to, paskambina investuotojai iš Vokietijos ir sako, atvažiuokit. Jie atvažiuoja, investuotojas sako, žiūrėkit, kažkaip mes čia pradedam galvoti, kad gal mes norim išsiimti kapitalą, kas jiems būtų labai didelis skausmas. Jie grįžta į Vilnių, visi susėda, sako, žiūrėkit, čia ne kažką, mes ne kažkaip. Ir ką jie pradeda daryti, jie sėdi ir pradeda tvarkyti savo santykius. Pradeda nuo to, kad atsiprašo vienas kito, susitaria, persitaria, suderina, prisiima atsakomybės, išsiaiškina kas, ką, kaip, ką po to ir taip toliau. Ir, žodžiu, įvyksta daug dalykų, visą tai jie padaro per savaitę ir pradeda veikti kitaip. Griežtai susitarę iki to, kas plauna indus, iki to, kas prisiima atsakomybę už tai, kad išneša šiukšles, nes nėra tokio žmogaus, iki to, kas vakare nuvalo dulkes po darbo, ir taip toliau, ir taip toliau. Praeina lygiai 2 savaitės, skambina investuotojai ir ką sako? Mes persigalvojom. Atrodytų mistika, kaip taip gali būti, čia nesąmonė. Jo, aš sakyčiau nesąmonė, jeigu mano aplinkoje tokių pavyzdžių būtų 1-2. Bet kadangi aš dirbu su įmonėmis, aš tokių pavyzdžių šiai dienai turiu krūvą, kur tai, kaip mes viduj matom situaciją, tai, kaip mes kartu veikiame, taip, kaip mes subalansuojame santykius, taip, kaip mes pasitikime ir tikime vienas kitų. Vienoje ten įmonėje buvo toksai šantažas. Reiškia,
įmonės vadovas, įkūrėjas, idėjos autorius ir visa kita, labai labai talentingas jaunas vyrukas, pasikvietė savo ten į komandą kelis žmonės ir tie keli žmonės, kurie atėjo į komandą, jie buvo iš išorės, jie dirbo įmonėje, bet nebuvo tokie jau, senbuviai ir jie ten pradėjo kažkaip reikštis, ten visokių idėjų siūlyti ir taip toliau. Ir susirinko dalis žmonių, kurie atėjo pas vadovą ir sako, arba tu juos išmeti, arba mes išeinam. Tokių žmonių, tas būrys žmonių, kurie atėjo pas vadovą, buvo 19, o įmonėje yra 40 žmonių. Tai įsivaizduojat skirtumą. 19 sako, mes išeisim. Ir įmonės vadovas taip nuoširdžiai sako, žiūrėkit, čia ne vaikų darželis, jūs čia manim nemanipuliuosi, taip niekas nedaro. Čia yra manipulacija, čia šantažas. Nepatinka, eikit, viso gero. Kaip manot, kiek išėjo? 2. 2 išėjo, visi kiti dirba toliau kaip niekur nieko. Jo? Bet po to vėlgi jie visi persitarė, apkalbėjo. Tai nebuvo taip, kad, aš nekreipiu dėmesio į tai, kad žmonėm kažkas netinka. Ne, viskas tas įvyko. Bet santykis vienas į kitą, požiūriai ir tikėjimas, kad mes visi galime veikti drauge, kad mes kiekvienas įmonėje turime savo vietą ir nėra nevertingo žmogaus. Kitoje įmonėje aš turėjau labai labai gražią istoriją, kai buvo žmogus įmonėje, kuris HR pozicijoje žmonių, kaip ten dabar sako, žmonių žmogus, jisai ištisai ta moteris ateidavo ir siūlydavo kažkokį naują logo. Ten ateina ir sako, o aš čia sugalvojau, gal mes galime padaryti tokį logo. Vadovė, ten moteris vadovė, sako, kaip ir galim, o kam? Tai aš tiesiog sugalvojau. Vėl tenai, žinai, aš sugalvojau, aš pakeičiau šriftus. Po kiek laiko vadovė nuostabi moteris, išsikvietė, sako, gal tu nori išvis, gal tu dailininkė? Gal tu nori pas mus kurti dizainą? Ir ta moteris aičeristė, jinai sako, o jo, ko gero. Aš galvoju, čia mano hobis, bet čia pasirodo, gal aš tikrai galiu šitą darbą dirbti. Ir jinai dabar jau daugybę metų dirba va šitose pareigose. Nes tai buvo tai, kas to žmogaus prigimti buvo ir jinai tiesiog, profesija tai mano kita. Tai laikas ekonomikai, kurią mes atėjome, yra apie tai, iš kokios būsenos, iš kokios vidinės strategijos mes veikiame. Toks yra žodis, kurio mes dažnai bijome ištarti. Bet kai įmonėje aš užduodu klausimą, vadovai dažnai, taip ypač vyrai vadovai, išpučia akis. Kiek meilės jūsų produkte? Man patinka atsakymas iš karto. Ja? Jeigu mes žiūrėtumėm į savo produktą ir galėtumėm atsakyti, kad kiekvienas žmogus mūsų įmonėje į jį įdėjo savo meilę. Ir žinias, žinoma, čia kitaip nepadarysi, bet ir meilė tame tarpe. Ir kiek meilės tarp mūsų tarpusavio meilės yra šitame produkte. Aš turiu menį tarpusavio meilės, jo? Santykio, tikro santykio vienas į kitą. Kiek tikėjimo ir pasitikėjimo vienas kitų mūsų įmonėje, tokia vertė šito produkto, į tokią ekonomiką mes ateinam. Čia ne aš sugalvojau. Ir man gera girdėti iš jūsų, kad jūs taip ramiai sako, daug, faina, bet kai aš kalbu su statybų bendrovėm, ten žinokit kitaip. Ten visi manęs klausia, apie ką jūs. Man sako, mes plytas dedam. Kokią meilę? Gelžbetonis pas mus. Supranti tu? Ką čia man kalbi? Jo, dar su visais plius. Mažais žodeliais įtikinamais. Ja? Ką tu man čia aiškini? Man tu žinai, kad man terminai. Kokia čia meilė? Jo?
Gerai sakau. O po to, kai susitinkam ir projektas vėluoja 3 mėnesius, aš sakau, gal tu dabar jau apie meilę pagalvok. Ir yra tokių, kurie galvoja apie meilę. Ir yra tokių, kurie sako, jo, aš suprantu, viskas keičiasi, reikia kažkaip kitaip. Tai turi būti kažkoks visai kitas veikimo būdas, kur mes kreipiame dėmesį ne į koks tas produktas, o kas vyksta tarp mūsų. Ir kai mes žinome, kas vyksta tarp mūsų, rezultatas ateina savaime. Ar suprantat skirtumą? Ir va šitas skirtumas dabar yra didžiausias trendas, koks yra. Va šitą skirtumą suprasti. Aš niekada nesugebu ištarti to pavadinimo, bet jis skamba maždaug Burzhof. Vokietijoje yra tokia slaugių sesučių įmonė, pavadinimu Šveicarijoje, ne Vokietijoje, Burzhof. Jos idėja tokia. Dirbo sesutės, slaugės, kurios dirbo valstybinį darbą ir tom sesutėm buvo labai griežtai sakoma, ką jos turi daryti. Na, tarkim, sesutė, kuri atvažiuoja, suleidžia vaistus ir išvažiuoja. Kita sesutė atvažiuoja, pakeičia pampersą, išvažiuoja. Trečia sesutė atvažiuoja, nežinau, ten išmaudo, išvažiuoja. Ten optimizavo laiką, pažiūrėjau, kad sesutė, tarkim, ten savo rajone, kad jinai labai taupytų laiką, kad ten atbėgo pas vieną, suleido vaistus, atbėgo pas kitą, suleido vaistus, pas trečią suleido vaistus, o kita tuo tarpu važiuoja ten kažką pavarto, kažką ten, žodžiu. Sesutės staiga suprato, kad jom šitaip dirbti tiesiog neįdomu. Jom neįdomu. Ir jos didžiąją dalimi išėjo iš darbo ir pačios sukūrė savo atskiras tokią įmonę. Dabar jos pardavinėja know-how visam pasauliui. Ką jos padarė? Jos nusprendė, kad jos pačios spręs, kiek jos būna po žmogų, kaip jos nori elgtis, kaip būti ir kad jinai pati turi teisę pasirinkti, kiek jai žmonių turėti, kaip su jais elgtis, ką jai daryti, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sudarė tokius aviliukus, kuriuose sesutės ten, pasiskirstė. Ne kiekviena ten gal leidžia vaistus į venas ten ir taip toliau, bet jos ten visos pasiskirstė ir sukūrė savo įmonės. Ir yra, ką jos pasako, kad didžiausias jų uždarbis yra iš to, kad jos atvažiuoja su žmogumi pasikalbėti. Čia didžiausias pelnas. Jos šnekasi. Ir iš to jos gyvena. Jos atvažiuoja pabūti. Kaip? Taip, jos atvažiuoja išleisti artimus žmonės į savaitgalį pailsėti. Jos atvažiuoja išleisti koncertą į spektaklį. Jos tiesiog pasėdi, pasišneka, išverda sriubą, pabūna. Jų pelnai išaugo 3. Jos labai gerai gyvena. Joms puikiai sekasi. Žmonės ir jos sako, aš kiekvieną sesutę pasirenka savo žmonės, kurie jai patinka. Jinai neina pas tos, kurie jai nepatinka. Mes patinkame tik tiem žmonėm, kurie patinka mum. Žinot šitą. Paprasta formulė. Tai štai sesutės nusprendė smagiai gyventi, bendrauti taip, kaip jom patinka ir iš to finansiškai išlošia. Tai štai jų darbo pagrindas yra kas? Meilė. Jos laimingos, džiaugsmingos ir jų tikslas yra meilė. Ir čia turbūt sudėtingumas yra tik tai vienas. Tai yra suvokti, kad pamatas visoko yra mano pačios vidinė būsena. Kas yra vidinė būsena? Tai yra tai, kaip aš save jaučiu dabar. Išmokti jausti save, savo kūną, yra atskiras gyvenimo etapas. Mes dauguma ignoruojame savo kūno pojūčius. Mes, ypač moteris, stengiamės nejausti, nes kai skauda, mes patraukiam tą skausmą ir sakom, čia po to. Dabar vyras, vaikai serga. Tai aš po to. Tiesa? Vaikai svarbiau. Už tai, kad atsideda gyvenimą, ne? Aš po to. Pirma, vyras tegu miršta.
Iš tikrųjų moterys labai gerai sandėliuoja skausmą, labai gerai jį užspaudžia, užgniaužia ir nejaučia. Ir kai aš kalbu apie tuos žmonės, kurie, ypač vadovės, kurios lūžta, kuomet mes susitinkam su jomis, didžiausias paradoksas būna tas, kad pirmus 2 susitikimus jos visos pasakoja, kokios jos laimingos ir kaip gerai gyvena. Jos visos pasako, kaip jos gerai gyvena, kaip jom faina. Kažkur ties 3 susitikimu jos pradeda verkti. Kažkur ties 4 susitikimu jos man sako, kad joms skauda širdį. Ir jos man sako, per tave man dabar skauda širdį. Ne, per mane skauda širdį. Jie visada skaudėjo, tu pasirinkai nejausti. Tu pasirinkai atidėti gyvenimą. O jeigu kai mes kalbame apie būseną, mes kalbame apie momentą, kur aš kiekvieną akimirką jaučiu tai, ką jaučiu ir leidžiu savo tai pripažinti. Tai yra suaugusio žmogaus strategija. Suaugusio žmogaus strategija visų pirma yra žinojimas, kas aš esu ir kaip aš esu. Ir paradoksas, kai aš žinau, kas aš esu ir kaip aš esu, tik tada man atsidaro kiti žmonės. Tik tada aš turiu pakankamai galios ir jėgos kurti santykį su pasauliu iš drąsos ir iš gausos. Tikėdama, kad taip mane gali palikti, taip tas žmogus turi teisę išeiti, manęs turi teisę nemėgti, nevertinti irgi turi teisę. Bet kol manyje gyvena dvi savybės, noras įtikti ir patikti, tol aš esu vaiko pozicijoje. Kol manyje gyvena baimė, kad mane paliks ir noras kontroliuoti ir viską reguliuoti, tol aš esu tėvų pozicijoje. Ir tik tą akimirką, kai aš žinau, kas aš esu, aš žinau savo pliusus, minusus, nuo iki, savo stipriasias, silpnasias pusės. Tik tą akimirką aš galiu eiti į tikrą santykį su žmogumi, į lygų. Nesilygindama ir nesistengdama pasirodyti daugiau, nes nerodydama savo, man nereikia statuso, aš žinau, kas aš esu. Man nereikia rodyti, kas aš esu, nes aš žinau, kas aš esu. Mes rodom save tada, kai mes nežinom, kas mes esam. Suprantat skirtumą? Kol aš nežinau, kas aš esu, aš tiek paveikslėlių apie save kuriu. Tokių gražių, tokių nepaprastų. Tai žinot, čia kur, aš sakau, ateina žmonės, kurie lūžta ir jeigu aš atsidarau jų LinkedIną, o Dieve, ten, eik ir pavydėk. Tik dėja nėra kam, kai žinai, kas yra iš tikrųjų. Kodėl mes bėgam nuo šitos paradigmos? Todėl, kad mes visada bėgame nuo reikalavimo prisimti atsakomybę. Ir didžiausias dalykas, ko mes gyvenime bijome ir į ką aš labai kviečiu, tai yra laisvė. Mums gyvenime žmonės atleidžia viską, absoliučiai viską, išskyrus laisvę. Ir tam, kad būtumėm laisvi, mes turime būti labai, labai drąsūs ir žinoti, kas mes esame. Šitoj paradigmoje yra labai svarbu, kad aš taip veikiu, toks mano veikimo būdas. Ir aš prisiimu atsakomybę už tai, kas aš esu. Ir man taip gerai. Jeigu tu su manim, einam, kviečiu. Esmė tame ne ką aš deklaruoju, o kas aš esu iš tikrųjų. Ir čia svarbu savo nemeluoti. Nebijoti pažiūrėti į veidrodį ir pamatyti ten velnę. Pirmas žingsnis. Ir kartais tikrai nefaina. Pirmi dalykai, su kuriais susiduriam, būna netokie malonūs. Bet turėkime omeny, jeigu remiantis kvantinę mechaniką, visas šitas aplinkinis laukas, visa šita aplinka yra mano pačios refleksija, tai yra ta išklotinė, kuri esu aš, tai užtenka apsidaryti pro aplinkui ir pažiūrėti, aš gyvenu tokiam bute, aš nešioju tokius rūbus, mano šeima atrodo taip,
mano automobilis toks, aš veikiu tą, aš darau tą, mano draugai tokie ir aš suprantu, kas aš. Aš netikiu tau pasakymu, kad pažiūrėk, ką aplink tave 5 tavo draugus ir aš pasakysiu, kas tu. Šiai dienai, jeigu jūs galvojat, jeigu remtis šitą formulę, aš esu milijonierė. Patikėkit, mano visi draugai varto ne po 1 milijoną. Ir čia mano geriausi draugai. Kai buvo covidas, man paskambino draugai ir sako, žiūrėk, Adrija, čia toks covidas. Nu, sakau, žinau, pastebėjau. Sakau, žiūrėk, gal mes tau pervedam kokių 10 000. Nu, sakau, faina, bet grąžinti reikės. Jie sako, ne, kas tau sakė? Mes akcijas pardavėm. Žiūrė, daug uždirbom. Tavai mes tau pervedam. Tu kai dabar nedirbi? Ne, nedirbu. Nu tai. Ir paskui sužinau, kad jie paskambino dar be manęs, dar keliems žmonėm. Aš nepaėmiau tų pinigų, jeigu įdomu, bet tai yra draugai. Suprantat? Bet tai, kas yra aplink tave, tai esi tu. Ir šiandien čia svarbiausias žodis aš pati. Aš pati renkuosi, aš pati atsakau už viską. Ir jeigu mano vyras ožys, tai kas čia kaltas? Ne, aš tai nenorėjau pabaigti šitą frazę. Čia buvo pokštas. Bet tam tikrą prasme taip. Kol mes kaltinam pasaulį, jog jis neteisingas, neteisus, negeras, tai mes vaiko pozicijoje. Šiandien dienai aš kviečiu suaugti ir suprasti, kad nėra nė vieno žmogaus, kuris atsakingas už mūsų laisvę, už laimę ir už sėkmę. Viskas yra mūsų pačių vidinės savijautos pasiekmė. Ir šiandien kviečiu atsigręžti į save. Jūsų verslo vertė yra jūsų širdies vertė. Jūsų verslo vertė yra jūsų plaučių tūris. Jūsų verslo vertė yra jūsų žarnų išmintis. Mes sakom, žarnom jaučiu. Jo, čia tik jo vadovai sako, nu nežinau, pagal viską ne taip, bet jaučiu, kad čia. Tai čia žarnom jaučiu. Jūsų verslo vertė, jūsų meilės koeficientas savo. Visų pirma, o po to pasauliai. Ir pasaulis tikrai atlieps, jeigu jūs atsigręšite į save. Aš nekalbu apie narcisizmą, tikiuosi suprantat. Aš nekalbu apie nesveiką požiūrį į save. Aš kalbu apie tikrą santykį su savimi. Apie žinojimą, kas aš esu. Ten bus minusų. Ten bus dalykų, kurie mums nepatiks. Labai nepatiks. Ten bus daug gėdos. Daug šalčio. Bet tai mes, o savęs negali nemylėti. Aš čia anūkiai sakiau, žiūrėk Sofija, jos vardas Sofija, sakau, žinai, aš jau senstu. Jis taip žiūri mane, sako, nu nieko tokio. Tai nieko tokio, kad yra trūkumų. Bet jeigu yra meilės, tai tie trūkumai nesimato. Ačiū jums visom. Myliu. Čia geriau padėti. Mikrofoną gal atiduosiu. Robert, ačiū. Adrija, norime jūs pasveikinti, perduoti pirmiausia linkėjimus. Ir aš manau, kad mes labai daug išsinešėme, taip, moteris. Ir dar kartą aplodismentais jumis palydime. Ačiū labai, linkėjimai iš telšių.